продукции там дадут 30 евро по 1 центу, и ты все должны... Pasaulyje yra Visagino geto. Kiekvienam mieste, jeigu išpaieškosit, jūs rasit Visagino geto. Tai yra 3, 4, 5, 6, 7 rusakalbiai visaginiečiai, įsikūrė į būtą, gyvena, perka Utenos, vienam bute arba vienam kažkokiam name. Aš buvau gal 6 ar 7 getuose skirtingose šalise. Ir viską tą patį, jie kalba rusiškai, perka Utenos. Gyvena kaip Visagine tarp savo draugų. PlayStation'as, Xbox'as, Utenos alus ir šitie pirmieši, kaip vadins, koldūnai iš Visagino mūsų, nes vienas visaginietis visoje Anglijoje, dabar Londone turi 7 parduotuvės, man atrodo dar kažkur turi parduotuvį Lakomka, nes pavardė yra Komka, tai jis padarė Lakomka, kas irgi toks geras pavadinimas, jį parduoda Baltijos, prieš parduodavo dar rusų produktus, o dabar parduoda Baltijos šalių produktus. Taip, ir žmonės gyvena iš jų ir gyvena tada tiesiai gyventi ten, nežino anglų kalbos, biški pakankamai tik dirbti, neturi draugų, nekomunikuoja su anglais, kartais turi tokią segregaciją, tipo anglai visi debilai ir taip toliau. Ir aš savo jaunimą būtent aš sužinosiu, kad tu gyveni gėtą, gali grįžti į Visaginą, viskas, aš tave nenoriu. Nes aš noriu, kad jie pabandytų pasaulį. Viską, ko gero man atsitiko, mes ką tik vakar būtent grįžom iš šito renginio ir turėjom ilgą pokalbį, tokį papasakok, kietą dalyką. Ir aš jam pasakoju, kaip aš buvau raivuose su anglais, su italais, ten su vokiečiais ir taip toliau. Ir visada tave į kečiausią vietą, į kečiausias erdvės atveža tie žmonės, kurie ten gyvena. Tikrai nesaviški. Saviški tave grįžta namo prie Xbox'o ir 24 bonkių Carlsberg. Čia toks Visagino savaitgalis Londone, Brighton. Aš vakar biškai pasileidau plaukus į Niteksą, tai galvoju, Čia yra insane. O, tai pasimsit bonkiai, jeigu turit pas tą šitą Aleksėjų. Klausys. Aš manau, jaučiu kokią studiją galbūt kaip negerintis, bet gal gerai. Galėtų būti negerintis. Skambėjo kaip gerintis. Jis toks labiau žolinis galbūt. O, va, miko tema. Aš jį parodysiu video, kaip aš vakaram buliu. Kaip viso galvo liuka. Kad ten žiūrėt telžą, pavyzdžiui, man atrodo. Bet tu gautum ir normalią sprintą ir išgirdas indaplovę neegzistuoja. Realiai arba indaplovę, arba kondiškę reikės. Indaplovę kasainių, šiek kompromatą. Nes indaplovę... Kas nenori? Tu neįdį, nes nežinau kodėl. Kodėl tu Žiūrėjau. Žiūrovai, kas čia per vojerizmas? Einam. Atsargiai, čia daugit, čia slidu tas apatinis, bet jisai stabilus. Taip. Tiesiog jeigu lipsi, žingsnį dėsi, tai man atrodo stosi, nes kai iš to, tai jis stojo iki pusės. Jo, bet žinai, nesinori tiesiog tokį leap of faith daryti. Man atrodo, that's the way. Gerai, aš taip nesu, jums saksas. Aš nebemoku šnekėti, nes suprantu. Kredito? Aš nebemoku. Čia mes turėjome. Parodyk dėdai vandens. Šitą tai lieva biškai lenta. Čia žinok visos lievas. Čia normaliai, vadenoja.
Žinai, kad jūs tas mėgsta nuogus žmonės. Ir po to dar Yra legendinis. Man atrodo, per daug žiūri doku serijas apie sexual predators. žiūrėjau anksčiau. Kodėl tave taip traukia? Dabar jau ilgai nežiūriu. Bet mes neturim daugiau iš ko gyventi. Nu, dar prasme, atominė bus išardyta, thorium reaktorius ateina po 30 gal metų ir jie bus visiškai kitokie, nereikės tokios didelės dalykų. Nes jau Kinai varo irgi thorium reaktorių druskos, tai mums nereikės tokių objektų kaip Ignalinos atominė elektrinė. Tiesiog nebus reikalinga, tai mes naujų nepastatom. Ir tada, reiškia, mums reikia ieškoti kažką naujo. Tai aš jums sakiau, viena iš mano koncepcijų yra turizmas. Duoti žmonėm tokį keistą miestą, po biškį sukurti. Aš negeriu, nerūkau, nevartoju, tai man gal 30 aktyvių metų dar yra. Aš spėsiu pakankamai daug ką padaryti ir pakvies žmonės į įdomias vietas. O jeigu po manim mano jaunimas tęs kažkokį darbą ir vis, mes galim padaryti pakankamai keistą miestą. Su labai keista istorija. Istorija yra atominė. Istorija yra sovietinė, ne? Istorija yra su visiems sutrikimais ir taip toliau. O tada šiandienybė galėtų būti visiškai kitokia, galėtų būti magiška, keista, neįprasta, nenormali netgi. Gimė miestas prie ežerų krantų, čia šviesa ir vaikystės sapnų kvapas. Metų praėjo, kiek kelių nuėjom, Visaginas namai, kur laikas sustoja. Su gimtadieniu mūsų mieste 50-mečiai meilės širdyse, rankos susikibus dainą giedam. Visaginas tu mūsų viltis, Visaginas tu mūsų širdį. Įkando per šitą timpės bimbalas šitą, vočių daug.